Sveiki, esu Tadas Rakauskas, emocijų paleidimo metodo treneris. Šio metodo efektyvumą 2010 metais patvirtino Harvardo universiteto mokslininkai. Šio metodo pagalba padedu žmonėm pašalinti ribojančius įsitikinimus, emocinius blokus, neigiamas mintis tėvų vaikystėje įdiegtas programas ir skaudžius praeities prisiminimus, kad jie rastų vidinę ramybę ir lengvai pasiektų savo tikslus. Taip pat esu projekto Tu tikrai gali.lt autorius ir įkūrėjas. Emocijų paleidimo metodas susideda iš 3 paleidimo būdų. Stresą paleidinėsime pirmojų paleidimo būdu. Tai yra paprastas ir labai efektyvus paleidimo būdas, todėl jo poveikį pajusi iš karto. Ir greitai perprasi, kaip paleidinėti šiuo būdu. Todėl galėsi tai naudoti darbe, namuose, santykiuose, bendraujant, einant pasivaikščioti ar bet kada, kai pajusi stresą ar kokį kitą negatyvų jausmą, kuris trukdo judėti į priekį ir būti laimingam. Dabar tau reikės atsisėsti patogiai, įsitaisyti, užsimerkti ir iš pat pradžių pravesiu trumpą atsipalaidavimo pratimą. Ir tada reikės pagalvoti apie stresą ar situaciją, kurioje patiri stresą ir pravesiu visą streso paleidimą. Taigi, atsisės dabar patogiai, įsitaisyk ir užsimerk. Padarysime trumpą atsipalaidavimo pratimą. Grąžink savo dėmesį į vidų ir pastebėk, kaip jautiesi, kokie viduje yra jausmai ir mintys. Ir tiesiog stebėk tai. Būk tas mylintis taikus stebėtojas, kuris leidžia viskam vykti. Ir akimirką dabar tiesiog stebėsime savo vidų. Pasižiūrėk, kokie viduje jausmai yra, galbūt dvejojimas, nerimas, galbūt norisi eiti kažkur kažką daryti, galbūt jauti laimę, meilę ar atrodo nieko nejauti, tada pabūk su tuo niekuo, pabūk su tuo jausmu, kuris yra viduje ir leisk jam būti, bent šiam momentui, bent šiai akimirkai. Būk tas mylintis, taikus stebėtojas, kuris leidžia viskam būti taip, kaip yra. Pastebėk, kur tie jausmai yra. Pastebėk savo jausmus, savo mintis ir leisk viskam būti taip, kaip yra, bent šiam momentui, šiai akimirkai. Ir dabar pajus savo kūną. Kūno svorį. Pajus, kaip kūnas sėdi, pajus vietas, kuriomis remiesi į kėdę ar lovą ir atpalaiduok savo kūną. Taip kaip gaunasi, taip yra gerai. Ir dabar, kaip skaneris nuo pėdų iki
viršugalvio, iš vidaus nuskanuok savo kūną ir, radęs viduje įtampą, atpalaiduok ją. Pereik per savo kojas, nugarą, pilvą, krūtinės ląstą, rankas, galvą. Ir radęs ten įtampą, pereik per ją dėmesį ir atpalaiduok tą įtampą. Ir pastebėk, jeigu galvoje yra įtampų, atpalaiduok jas ir ten. Taip kaip gaunasi, taip yra gerai. Ir atpalaiduok savo kūną. Pastebėk, kaip kūnas kvėpuoja, kaip įkvepia ir iškvepia. Ir dabar pagalvok apie situaciją, kurioje jauti stresą. Ir apie tai galvojant, pilvo ir krūtinės srityje pajusi jausmą, energiją, sunkumą, tą stresą. Pilvo arba krūtinės srityje. Ir toje vietoje, kur jauti jausmą, energiją, sunkumą, tą stresą, pilvo arba krūtinės srityje, atidaryk įsivaizduojamą langą. Ir ar galėtum paleisti šį stresą? Atsakyk savo taip, atsakydamas taip, duodi savo leidimą jį paleisti, taigi, ar galėtum paleisti šį stresą? Ir jeigu galėtum, tai kada galėtum jį paleisti? Atsipalaiduok ir stebėk, kaip stresas dūmo pavidalu per tą atdarą langą išeidinėja lauk. Ir ar galėtum leisti stresui išeiti netgi dar daugiau? Ir dar. Kas kartą atsakęs taip, atpalaiduok savo vidų. Atpalaiduok ten, kur jauti tą energiją, sunkumą, tą stresą, kur jisai atrodo tikriausias, kur jo atrodo daugiausiai. Atpalaiduok tą vietą savo viduje ir leis tam stresui išeiti netgi dar daugiau.
Ir dar. Ir ar galėtum leisti stresui išeiti netgi dar daugiau? Ir dar. Čia tau jo nereikia nei stumti, nei traukti, nei bandyti išsiaiškinti, kaip jį paleisti. Kas kartą atsakęs taip, atsipalaiduok. Atpalaiduok savo vidų ir leisk jam išeiti, sutik, kad jisai išeitų. Tas stresas, ta energija, jinai nori išeiti ir žino, kaip išeiti. Jinai ras kelią, kaip tai padaryti, tad ar galėtum tiesiog leisti stresui išeiti netgi dar daugiau? Ir dar. Ir ar galėtum leisti tam stresui išeiti netgi dar daugiau? Ir dar. Ir ar galėtum atsipalaiduoti ir leisti stresui išeiti netgi dar daugiau? Ir pasižiūrėk, jeigu dar yra likę streso, pasižiūrėk, kur jisai yra tavo viduje. Ir pasakyk jam, jį žiūrėdamas: strese, aš tave myliu. Pasakyk tai nuoširdžiai. Galima sakyti tyliai viduje, bet geriau, jeigu pasakytum garsiai ir nuoširdžiai: strese, aš tave myliu. Strese, aš tave myliu. Strese, aš tave myliu. Tu gali išeiti arba likti, aš tave vis tiek mylėsiu. Strese, aš tave myliu. Atsipalaiduok ir leisk jam išeiti. Ir dar. Ir ar galėtum leisti stresui išeiti netgi dar daugiau? Ir netgi dar. Čia tau jo nereikia nei stumti, nei traukti, nei bandyti išsiaiškinti, kaip paleisti. Kas kartą atsakęs taip, atsipalaiduok. Atpalaiduok savo vidų ir pasitraukęs nuo tos energijos, nuo streso, leisk jam išeiti. Jisai nori išeiti ir žino, kaip išeiti. Todėl taip, kaip jisai išeidinėja, taip yra gerai. Tad ar galėtum leisti stresui išeiti netgi dar daugiau? Ir dar. Kas kartą atsakęs taip, atsipalaiduok. Ir ar galėtum pasiduoti ir leisti stresui išeiti netgi dar daugiau? Ir dar. Ir jeigu dar yra likę streso viduje, tos energijos, sunkumo, pažiūrėk į tą energiją, į stresą ir pasakyk jam tiesiog taip. Tiesiog žodelį taip. Ir dar taip. Ir dar. Ir dar. Kai sakome savo jausmam ne, kai su jais kovojame, tada mes juos uždarome savyje.
O kai jiems sakome taip, kaip juos mylime, tada jie pradeda mažėti ir nykti. Tad ar galėtum pasakyti tam stresui tiesiog taip? Ir dar. Ir dar. Ir dar tiesiog taip. Ir dar. Ir dar. Ir netgi dar daugiau. Ir dar. Ir ar galėtum tam stresui pasakyti tiesiog taip? Ir dar taip. Ir atsipalaiduok ir jeigu dar yra likę kažkiek to streso, leisk jam išeiti. Ir dar. Ir dar. Viduje atsisveikink su tuo stresu, pasakyk jam ate, ate. Ačiū, kad buvai su manim, ate. Pamojuok jam viduje ranka. Atsisveikink. Ir leisk jam išeiti netgi dar daugiau. Ir dar. Ir ar galėtum leisti jam išeiti netgi dar daugiau? Ir netgi dar. Ir dabar atsimerkime. Ir kaip jautiesi? Ar jautiesi lengviau? Ar streso mažiau? Ar kūnas labiau atsipalaidavęs, ar protas tylesnis? Ar jauti bent truputėlį daugiau pozityvumo? Ir ar norėtum taip, arba netgi dar geriau, jaustis visada? Klausyk šio audio įrašo 2 kartus dienoje, ryte ir vakare, ir tada stebėk save ir savo gyvenimą. Ačiū, kad klausėsi ir iki pasimatymo.